Mūsų mintis, emocijas, elgesį dažnai nulėmė pasąmoninės jėgos. Kol nesuvokiame pasąmonės įtakos, ji vadovauja mūsų gyvenimui ir mes tai vadiname likimu. Dirbdama su klientais ir narpliodama jų pasąmonės įtaką, pasitelkiu archetipus. Kas tai yra? Tai yra universalūs modeliai ir simboliai mūsų kolektyvinėje pasąmonėje, kuriais dalinasi visa žmonija. Šie archetipai pranoksta individualias patirtis ir kultūras. Jie formuoja mūsų suvokimą apie mūsų supantį gyvenimą ir taip, kaip jį gyvename. Susipažinę su šiais archetipais mes gaunam vertingų įžvalgų apie savo motyvus ir žmogiškąją patirtį. Taigi archetipai, kuriais vadovaujuosi aš, yra 4. Jie vadinami 4 išgyvenimo archetipai. Kitaip sakant, padeda mums suformuoti elgesio modelį, kuris leidžia išgyventi. Jie tokie: vaikas, auka, sabotuotojas ir prostitutė.